Taigi, kaip ir minėjome, šiandien smagu yra tai, jog Alytuje būtent finalas Lietuvos motociklistų klubo organizuojamas Motobrolio paramos ralis 2025. Finalinis etapas čia Alytuje per Moto Alytus. Pirmąjį sezono atidarimą, kuris jau tuoj nesibaigs dar, bet taip, čia taip turim scenoj mūsų brolius, žodis jiem, prašau, imkite mano trubelę, geriau veikia. Gerą dieną, Alytus. Kaip girdėjot, mūsų pristatė, kas čia įvyko finalinis Motobrolio paramos ralis. Kas tai yra? Labai trumpai. Matot rankose kanistrą. Važiuojam, praktiškai atvažiavom iš visos Lietuvos ir tas kanistras yra skirtas paramai. Mes renkam paramą nukentėjusiam žmogui. Virgilijus, kaip žinot, dviratė transporto priemonė nėra pats saugiausias dalykas, kiekvieni rizikuojam, vieniem nepasiseka, bet mes savų, kaip sakoma, nepaliekam bėdoj. Tai iš manęs tiek. Dar kartą labą vakarą. Šiemet labai gražiai sutapo, kad toks gražus atsitiktinumas, kad mūsų herojus Motobrolio yra iš Alytaus. Ir šiemet mūsų finišas jūsų gražioji moto atidarymo šventėje. Virgilijus pernai pateko į autoįvykį, neteko kojos ir šiaip žiūrint dabar iš šono, tai jam jau sakau, tu per sveikai atrodai. Tai džiaugiamės dėl to, kad iš tikrųjų sveiksta, bet yra padariniai, kurie visą gyvenimą dėja liks. Tai va, tai šiemet Motobrolis yra 14. Pirmasis Motobrolio ralis buvo 2012 metais ir šita kanistra kartu su mumis važiuoja jau 14 metų. Šitą kanistrą šiemet perduosim Virginijui, jis turės iškratyti viską, kas joje yra ir ją grąžinti mums. Deja, bet kitais metais Motobrolis irgi bus, nes taip jau gaunasi, kad tų herojų vis tiek atsiranda. Tai norėčiau palinkėti visiems gražaus, saugaus sezono ir tikrai norėčiau, kad vienais metais kažkada šita tradicija šito ralio tiesiog pasibaigtų.